Žiauri tikrovė. Ir vėl penktadienis, sveiki visi, Pulso klausytojai. Šiandien iš tikrųjų šventinė diena Lietuvoje, Joninės. Latviai daugiau turbūt švenčia šią šventę nei lietuviai, bet vis dėlto žiauri tikrovė Pulso eteryje. Ir kaip ir įprasta, istorijos ekspertas mūsų svečiuose Aivaras Lelykas. Sveikas gyvas, Aivarai. Labas diena. Kadangi šviesos metas, tai o mūsų kalboje yra pasaulėžiūra, toksai žodis, tai kaip tu žiūri į pasaulį. Ir jeigu tu žiūri į saulę, tai vadinasi, tu žiūri į šviesą ir vadinasi vis daugiau šviesos aplink tave, vis mažiau sutemų. Ir viena, galbūt kur daugiausiai pasako apie mus, yra mūsų kalba. Ir kalba yra ta ašis, kuri išlaikė tas pamatas, ant kurio, galima sakyti, stovi visa europinė kultūra, europinė civilizacija yra lietuvių kalboj paslėptas. Ir kadangi mes kalbėsim apie 1600-1500 laikotarpį šiandien, tai aš pradėsiu nuo
Mykolo Daukšos rinkinio, pamokslų rinkinio Postilės, kuris išleido 1599 metais įvado. Ir įvadai jisai labai gražiai parašė, visi visą žino, bet aš jį pilnai perskaitysiu, gal užtruks kažkiek laiko, bet aš taip manyčiau, kad tai yra... Mokyklos laikus prisiminsi. Taip, ir bent jau jo, ir beje, įdomu tai, kad sanskrito kalboj mokša yra sinonimas žodžio joga. Yra pirminis žodis mokša, tiek lietuvių, tiek sanskrito kalboje yra ta pati prasmė. Mes turim tik ne mokšas šiai dienai, su priešdėliu ne. Tai mokykla iš tikrųjų yra vieta, kurioje žmoguje atskleidžiama jo vidinės galės, jo vidinės jėgos, ko pasekoje jis turi jėgą, tai yra joga, ta pati. Tai be kalbos tai yra neįmanoma, nes mūsų kalba yra surišta su pasauliu, pasaulėžiūra, ne su ideologija, idėjų pasauliu, minčių pasauliu, netgi kažkiek tai. Tai aš pradėsiu nuo Postilės įvado, parašyto 1599 metais, kuri pagaliau pasaulyje yra tokia prasta ir nekinga tauta, kuri neturėtų šių trijų lyg įgimtų dalykų – tėvų, žemės, papročių ir kalbos. Per amžių žmonės kalbėjo savo gimtąją kalbą, visada rūpinosi ją išlaikyti, gražinti, skleisti, tobulinti. Nėra tokios nekingos tautos, nėra tokio menko žemės užkampio, kur nebūtų vartojama savoji kalba. Taja kalba paprastai yra rašomi įstatymai, ją leidžiami tautos istorija, savi ir svetimų tautų veikalai, ją aptariami valstybės reikalai, atliekami visi reikalai, bažnyčioje, taryboje ir namuose, pati prigimtis to moko, nes kiekvienas iš motinos paveldi polinkį savo gimtajai kalbai vartoti, išlaikyti ir skleisti. Ta matome ne tik tai žmonių, bet ir neprotingų gyvūnų tarpe. Kaip būtų keista, jeigu juodvarnis lakštingalą imtų suokti, o lakštingal juodvarnių krankti, o žysliūtų staukti, o liūtas ožiume kenti. Dėl tokių būdo atmainų dingtų įgimtos gyvulių ypatybės. Jei toks pakrikimas iššauktų sumišimą gyvulyje, tai suprantama, koks sąmyšis ir netvarka kyla tautoje, kai jį paniekinusi savo kalbą, pamilsta svetimą, pamirždama, jog Dievas ir pati prigimtis reikalauja kalbėti savąją kalbą. Ne žemės derlumu, ne drabužių įvairumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių stiprumu laikosi tauta, bet daugiausiai išlaikydama savoją kalbą, kuri didina ir palaiko bendrumą, santaiką ir broliškąją meilę. Gimtoji kalba yra bendrosios meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink kalbą, sunaikinsi santaiką, vienybę ir dorybę. Sunaikink kalbą, sunaikinsi daugiau saulę, sujauksi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę. Kas išblaškė ir išsklaidė tos, kurie norėdami išgarsinti savo vardą, statė bokštą net lygiai debesų. Kalbos nesantaika. Kodėl? Dėl ko pasaulyje prasidėjo karai, maištai ir sukilimai? Dėl kalbų įvairumo. Visa tautų nesantaika, visos apkalbos, vienos kalbos niekinimas. Kito kilo dėl kalbų skirtingumo lyg iš kokio sąmyšio šaknies išaugo. Bet tai, sakau, ne tuo tikslu idant norėčiau peikti kitų kalbų mokėjimą, kuris visada ir visiems buvo ir tebėra naudingas ir garbingas dalykas, ypač mokėjimas lenkų kalbos, kuri mūsų didžiai kunigaikštystėje mielai sujungus su garsiaja Lenkijos valstybė virto beveik gimtąją kalbą. Peikiu tik apleidžiančius, paniekinančius ir beveik visai atmetančius savo gimtąją lietuvių kalbą. O Dieve, duok kada nors apsižiūrėtumėm ir iš tos miego ligos pabustumėm. Čia yra Postilės įvadas apie kalbą ir šiai dienai mes panašus į tą, mes nebesusikalbam iš vienos pusės. Ir tai yra irgi priežastis, kodėl, pavyzdžiui, mes net nesusikalbam ir žodžiai tokie kaip, pavyzdžiui, ar jūs kada nors pamastėt, ką reiškia signataras? Aš pirmose laidose kalbėjau apie tai. Jo, tai atsimenu. Ar čia tas signataras, tas, kuris daug žegnojasi, ar dar kažkas, kuris tarė kažką, tai ar tai yra angliškas signature parašas? Tai jo, jau tai labai daug pasakoma apie mūsų valstybės santykį ir kas tampa kalba, kad iš esmės mes toje beliks tik tai lietuviški jungtukai ir daugybė mums nesuprantamų žodžio. Kai tu nieko nesupranti, aš ką tik perskaičiau, kas
nutinka. Ir tai yra, nežinau, tai galim vien radio laidą skilti, aiškus, apie kalbą ir galbūt mes apie tai daugiau pakalbėsime sekančiose laidose, kurios jau turbūt daugiau galbūt rudeniop, nesekanti laida bus apie klausimus, atsakymus, o jau po tų klausimų laidos mes pereisime į rudenį. Kol prisiminiau, irgi priminė, kad klausimai atsakymai, tai klausytojams to pačiu. Pulsas eta Pulsas LT galite siųsti klausimus Aivarui apskritai apie istoriją, nežinau. Taip, kas domina, ar ne? Iš tikrųjų, taip, kas surišta su mūsų praeitim, su mūsų valstybė, kuri be abejo tęsės nuo Baltijos jūros iki Juodosios ir tai, žodžiu, lauksim klausimų. Aš manau, kad Liepos prieš pirmųjų laidų tikrai padarysime specialią klausytojų laidą ir atsakinėsime jų patiktus klausimus. Taigi, dabar grįžkime atgal į mūsų tuo metu vadinamą didelę kunigaikštystę Lietuvos. Ir aš pradėsiu mes 1600 metų pačia pradžia. Tai 1613 metai yra nepaprastai svarbus mūsų ateičiai, nes Maskovijoje, kurioje buvo smūtos laikotarpis, sumaišties metas, yra patvirtinama žemių susirinkimo metu, Zemskiai Sabor, visų irgi balso valstybės valdymo teisę turinčių asmenų, išrenkamas, patvirtinamas caru Michailas Romanovas. Ir pastarieji tai buvo Gedminaičio atvesti Maskovijan ir Gedminaičio to pačiu įsitvirtinimas Maskovijai buvo 100%. Jų asmenyje Maskovija ir buvo suvienita. Maskovija tuo metu ir pervadinama į Rusiją, o Rusija tampa kaip tik to laikotarpiu Ukraina Lietuvos valstybės pakraščių. Tai 1613 metais baigėsi Maskovijoje sumaištis, smūtos metas, kuris prasidėjo apie 1587 metais, kuomet, kaip praeitoj laidoj kalbėjau, aš apie tą Henricho Valois įstatymų rinkinį, prie šitų įstatymų rinkinio netgi buvo prisijungus ir Maskovija, ir mes buvom sudarę beveik iš esmės vieną valstybę. Ir čia šiandien man sunkiai įsivaizduoti, kaip tokį turtingą įvykiais laikotarpį sutalpinti, dabar liko 40 nepilnai minučių, bet pabandysim. Tai yra tas mūtas Lietuvos, Lenkijos ir Maskovijos karas. Tai buvo antrasis jau to laikotarpio tarp abiejų tautų karas, konfliktas. Ir baigėsi jisai Deulino arba Divylino taika 1619 metais. Tuo pačiu metu irgi labai svarbu nepamiršti, kad 1605 pakankamai nutolusią valstybę, aš paimsiu 1605 metais lapkričio 5 dieną vadinamasis paroko sąmokslas, Bonfire Day Anglijai, kuomet jėzuitai katalikai bando visą Seimą, visą parlamentą, kuris atsisakė paklusti Vatikanui, paleisti dangų, pakišę po Seimo susirinkimų paroko bačkas. Tai buvo bandymas nužudyti Anglijos karalių Jokūbą VI ir visus Seimo narius. Nesėkmingas tasai buvo. Paroko sąmokslas išsiaiškinta ir daug to pasakojo ir katalikiškų giminių gavo bėgti, skaitant Suffolkai tokie irgi, tai jie čia su mumis Barklajai ir suaugam mes stipriai su ta dalinai valstybė. Tuo pačiu irgi vienu metu beveik galima sakyti, tai buvo 1606-1608 metų, įvyksta Lietuvoje Lenkijai Žebžidovskio maištas vadinamasis, Rokošas. Dar kitaip vadinamas Sandomiro maištas, Rokošas. Jo esmė buvo tai, kad karalius Žygimantas III Vaza išsižadėjo pagal to Rokošą, pagal Lietuvos valstybės Lenkijos valstybių gyventoją valdytojų nuomonę, išsižadėjo Henricho įstatymų, kuriais buvo pažeistos jų teisės. Jisai pabandė centralizuoti stipriau valstybę ir pašalinti bajorijos vaidmenį ir stiprinti karaliaus vaidmenį. Jisai pašalino mūsų bendruomenės valstybės valdytojų įtaką ir jie sukilo.
Ir todėl Žebžidovskis, nes labai daug, kaip aš minėjau, praeitoj laidoje uždarė prekybinių centrų, kurie buvo miesteliai tuo metu. Tai uždarinėjo, kadangi žydų bendruomenė buvo labai tų miestelių savininkiai iš esmės, tai jie ir labai nukentėjo. Tuo pačiu buvo išdėstyta 67 punktuose, ko jie siekia, ir vienas iš to punktų buvo prašymas pašalinti iš mūsų valstybės, Lietuvos, Lenkijos, visus jezuitus, susodinti laivą ir išvežti iš ten, kur jie atkeliavo į Vatikaną, tegul ir gyvena ten, kur jiems priklauso. Tai nes pamatė, kad iš tikrųjų religijos įtaka vėl bandoma stiprinti visom įmanomom priemonėm. Ir ypač po Seimo susprogdinimo Britanijai, nesėkmingo Seimo susprogdinimo Britanijai, tai jie pajautė tą patį pavojų ir mūsų valstybėje. Tai yra kontrreformacija, kuri Tridento susirinkime, apie jį šiek tiek daugiau, sėkmingai pradėjo žygiuoti per Europą, šalindama reformacijos ir renesanso arba prisiderinimą, sakykime, prie tų pokyčių to meto valstybės. Dalyvavo ir Radvilos tame Rokoše maište. Žygimantas Vaza buvo išrinktas Žečpospolitos karaliumi trečiasis. Tai buvo Vazų dinastija, kuri buvo katalikiška ir švedų karalių dinastija. Tuo metu švedai išrinko protestantiškai karalių Karolių XII ir tai buvo tas asmo, kuris reformavo ir padarė turbūt Švedijos stebuklą to meto, nes atsisakė įprastų standartinių modelių ir pasirinko visiškai tautocentrinius modelius, atsisakydamas Vatikano ideologijos ir sukurdamas liuteronybės pagrindų valstybę, kuri diktavo sąlygas iš esmės tiek karybos madose, tiek ekonomikai, beveik per šiaurės karus, per visus beveik pirmus smuikų griežė visoje Europoje ir tai buvo priežastis, kodėl vėliau mūsų valstybė nusilpo. Tas būtent švedų karas, nes mes laimėjom Piro pergalę kovodami, prisimdami katalikiškasias vazus, katalikiškai Švedijos karalių, mes pasiekėm Piro pergalę, iš esmės nukraujuodami ir po to liko tik tai mus pribaigti. Tame kontekste, kontrreformacijos kontekste, apie jį trupučiuką vėliau, įvyksta ir Bresto unija 1595 metais, spalio mėnesį, sukuriama unitų bažnyčia. Tai yra pravoslavų bažnyčia, ortodoksų bažnyčia, kurios centras buvo Konstantinopolį, pripažįsta, kad centras gali būti Vatikane, popiežiui ir prisiekia ištikimumu Vatikanui, palikdami senasias apeigas. Tai yra, mes atsakingi už savotišką labai įdomų unitų reiškinį, būtent Lietuvos didžiojo kunigaikštystės, Lietuvos Brastoje įvykusi susirinkimą, kuris pagimdė tokį labai įdomų reiškinį kaip unitų bažnyčia ir iki pačiai dienai, kai kunigai nori ištekėti, jie dažnai konvertuojasi, pasiverčia į unitus ir tada jau pagal senasias pravoslavų ortodoksų taisyklės gali vesti ir panašiai. Bet tai vyko Lietuvoj, bandant sukurti Lietuvą Lenkiją kaip super katalikišką valstybę su popiežiaus dominante. Dar tuo metu buvo Šventoji Romos imperija ir tai buvo ideologinis karas ir viena teisinga ideologinė linija, kaip visai neseniai komunistinė. Kadangi Bizantija, Konstantinopolis buvo užimti 100 metį prieš, buvo klausimas iškeltas, tai kur tada centras tų pačių pravoslavų ortodoksų? Tai va, Bresto unija buvo pabandyta atsakyti. Vatikanas, nes prieš tai Maskvos metropolija persikelus ortodoksams po Liublino unijos didžiai daliai bajorų mūsų į Maskoviją, 1589 metais Maskvos metropolija buvo įvardinama kaip patriarchija, lygiavertė su Konstantinopoliu, Roma, Antiochija, Jeruzalė, Aleksandrija. Tai yra dar viena atsirado religinis centras 1589 metais Maskovija, kuris iškėlė pretenzijas į trečiąją Romą. Kad tai yra trečioji Roma ir jie yra paveldėtojai būtent Konstantinopolio imperijos ideologiniam lygyje. Bet tai buvo, galima sakyti, anglų milžiniškos įtakos šitoj valstybėje, Maskovijai. Vėliau tik tai jinai Rusija, kaip aš sakiau, pasivadino, kai mes Rusiją Ukrainą pavadinom. Anglų įtaka, aš apie tai dar šiek tiek vėliau. Ir kaip tik ta kolonizacija, Archangelskas, kur ispanai kolonizavo tuo metu tą naująjį pasaulį, portugalai,
kurie buvo katalikai, venecijiečiai, genujiečiai, tai anglai iš esmės negalėjo prieiti prie tų turtingų žemę Centrinėje Amerikai, Pietų Amerikoje, prancūzai bandė hugenotus siūsti į Pietų Ameriką, bet jos ten visus arba vietiniai gyventojai pribaigdavo, arba portugalai išsilaipinę ir inkvizicija pribaigdavo taip pat sėkmingai Pietų Amerikoje. Tai anglai per Archangelską, per Ivanų Rūstą, Ivan Groznai IV iš esmės pradėjo dominuoti, galima sakyti, netgi to meto Maskolijos valstybės politikos formavime. Taip Jarmakas 1581 metais, apginkluotas Britų, pradeda ekspansiją ir užima Sibirą. Bet be Britų tai būtų buvę be šaunamųjų ginklų, be patrankų, kur anglai iš esmės finansavo visą šitą ekspediciją, nes jie buvo atleisti nuo mokesčių. Ir Maskovija jos atleido iš viso nuo muitų ir nuo visų mokesčių. Tai va tas labai mažai tyrinėtas reiškinys. Tai va tos dvi valstybės iš esmės dalinai susijungia ekonomiškai – Britanija ir Maskovija. O mes tuo metu, kaip aš minėjau, buvom katalikų bažnyčios Šventosios Romos imperijos ieties smaigalės dalis, kur popiežius nukreipdavo, ten mes įreidavom mirti už tėvynę ir mirdavom užtikrintai ir valstybė mažėdavo. Ir Steponas Batoras, tai būtent valstybė, prasidėjus tiems ideologiniams reformacijos karams Europoje, prasidėjus kontrreformacijai, mūsų valstybė irgi pamažu pradėjo silpti ir Britams susijungus su Maskovija buvo ištiko mus pavojus ir su Prūsija tuo pačiu, ištiko pavojus, kad valstybė bus padalinta ir mes, kai mirė bevaikis Žygimantas III, Barboros Radvilaitės vyras, buvo išrinktas pirmasis valdovas renkamuoju būdu, o ne giminystės ryšiais, tai Henrichas Valois, iš Medičių giminės, Prancūzijos vėliau karalių žinomas kaip Henrichas III. Katerina Mediči jo buvo mama. Jisai buvo išrinktas kaip valstybės vadovas ir va tie Henricho įstatymai, Henricho punktai Varšuvai patvirtinti buvo valstybės toliau ir sarmatizmo klestėjimo priežastis. Jam atsisakius dalyvauti Henrichui Valois valstybės valdyme, nes jo brolis mirė. Aš čia trupučiuką daugiau vėliau apie tą Medičių giminę Prancūzijai buvo Steponas Batoras patvirtintas karaliumi ir jisai valdė iki pat 1586 metų, kur 53 metų jis miršta Gardine Lietuvos kunigaikštystėje, tai buvo vengrų rumunų veikėjas ir mes iš esmės susijungiam į vieną valstybę Vengriją ir Rumuniją ir kaip minėjau, tuo metu mes turėjom Turkiją ir Lietuva turėjo pasienį. Tai skamba labai įdomiai turbūt nūdienos klausytojams, Lietuvos Turkijos pasienyje vėl neramumai. Tai Henrichas Steponas Batoras reformavo armiją, aš apie tiek šiek tiek irgi daugiau. Daugiausiai tai buvo Makiavelio minčių. Makiavelis parašė knygą to šimtmečio pradžioj, Princas vadina, su patarimais, kaip valdyti valstybę. Ir toj makiaveliškoj įtakoj Steponas Batoras pabandė tas reformas daryti ir pašalinti profesionalią armiją, sukurti karališką armiją ir panašiai. Kas atsiliepia kazokų sukūrimui, tokių kazokų kaip karinių junginių, kurie tiesiogiai buvo jau paklusdavo karaliui ir ta karališkoje armija, bet be Seimo jie negalėjo patvirtinimą, kaip minėjau, kariauti paskaitoj. Tai vat Steponas Batoras labai sėkmingai su tą sarmatiškąją mintim idėją pabandė apjungti visą Europą, bet ir labai sėkmingai kariavo su Maskovija. Valstybė buvo apginta, įtvirtinta ir netgi Maskovija, aš po to paminėsiu dar tokį Fiodoro I asmenį, sutiko sudaryti vieną valstybę. Maskovija su Lietuva, Lenkija ir Maskovija turėjo sudaryti vieną valstybę, dėl ko po to ir kilė tas smutos Dimitrijaus, Dimitrijaus, melagingoje Dimitrijaus karai. Nes iš principo buvo sutarta sudaryti vieną valstybę. Dabar aš grįšiu prie Henricho Valois, prancūzo, kurio mama buvo Katerina Mediči. Ir galbūt vienas labai įdomus faktas bus labai įdomus klausytojams. Katerina Mediči yra atsakinga
už tokį asmenį, kurį visi labai žinom ir labai gerbiam, kaip Mykolas Michaelis de Nostradamusas. Tai yra jo, būtent Henricho Valois, motina Katerina Medici atsakinga už visas tas Michaelo Nostradamuso pranašystė ir panašysčių įsipildymas ir knygas, nes tai buvo jo globėja, jo rėmėja ir žodžiu, su mūsų valstybė tai irgi susieta, nes jo sūnus dalyvavo mūsų valstybės valdyme ir buvo mūsų karalius kurį laiką. Ir Medičiai, vėliau Bono Sforza, visas kitas, tos giminės su visų renesansu, su renesanso mintimis, iš Genujos, iš Florencijos, iš Milano, buvo, kadangi inkvizicija ten persokė, čia labai stipriai suklestėjo ir buvo tiesiog saugoma netgi nuo inkvizicijos persekiojimų šitoje valstybei. Henrichas Valois buvo, kaip minėjau, pirmas išrinktas nepavaldotas karalius 1575 metais. Jį dar buvo bandoma apžendinti ir su Elžbieta, Anglijos karalienė. Bet Anglijos karalienė ten atsisakė su jo ir jisai atsisakė su ją bendrauti. Žodžiu, angliškos vedybos neįvyko, bet lietuviškos kontraktas įvyko. Taigi, tokie pirmieji bandymai sukurti bendrą Lietuvos, Lenkijos ir Maskovijos kunigaikštystę valstybę prasidėjo 1574 metais, kai buvo paskutinis iš Jogailaičio, kaip aš minėjau, be palikonių neturėjo vyriškos linijos atstovo ir buvo bandoma ieškoti būtent iš Vytauto jau pusės, kur Maskovijos kunigaikščiai būtent per Vytauto dukrą Sofiją buvo Gedminaičiai ir turėjo galimybę ir teisę valdyti mūsų valstybę bendrą. Taigi toks Janas Zamoiskis ir Levas Sapiega, Leonas Sapiega, čia žinomi labai asmenys mūsų, pradėjo derybas ir Fiodoras Uririukovičius pirmasis 1557-1598 metais gyvenęs, sausio 16-17 miręs, sutiko tokią sąjungą sudaryti. Tas Borisas Fiodoravičius Godunovas, kaip sakykime, jo dėdė, buvo totorių kilmės ir Fiodoro asmenyje žuvo visa vytautinė linija, visa gedminaitiškoji, ta tokia oficialioji irgi linija, nes jis, sakoma, buvo pakankamai silpno proto ir su aiškiais apsigimimo ženklais Fiodoras pirmasis. Tai jisai buvo pašalintas Maskovijos bajorų, konkrečiai totorių kilmės Godunovo, totoriškasis klanas pašalino vytautinį ir gedminaičių šiek tiek įtaką pabandęs sustabdyti ir katalikybės plitimą, nes sąlyga buvo, visi turėjo tapti katalikai. Ir vėliau, ko pasiekoje, kaip minėjau, unijatų bažnyčia gimė beveik prieš pat susijungiant vos netom valstybėm, netgi buvo padaryti konkretų žingsniai. Bet vietiniai bajorai savo tikėjimo nenorėdami atsisakyti ir be abejo anglai, nenorėdami, kad valstybė, jų Britanijos kelias, sakykime, nutrūktų į Indiją, į Kiniją, Godunovai buvo iškelti ir prasidėjo ilgas karas su Maskovija, Batoras, kurios laimi. Ir tie karai, tas bandymas sukurti, iš esmės irgi buvo tokios Pyro pergalės. Nežiūrint, kad Oršos mūšį mes laimėjom, labai žinoma, dar keletą mūšių, bet iš tikrųjų ne karai yra esminis dalykas, karai palikim generolams. Mes kalbam apie minties darinius, kurie įtakoja valstybės gyvenimą. Tai vienas iš tokių įtakojančių reiškinių buvo 1579 metais Batoro įkurta Jėzuito akademija. Dar kitaip žinoma kaip Vilniaus universitetas, kuri buvo paskelbta lygiavertė Krokuvos akademijai. Jogailos universitete 1364 metais įkurtas. Tai tokia, sakykime, Lenkijos Lietuvos bendroji valstybėje, tai tokia buvo antra mokykla po Krokuvos pagal lygį.
Bet kaip tai atsitiko, mes nežinom. Yra labai įdomus toks dalykas, jezuitai, apie jos irgi pakalbėsim, kur pagal jų statutę netgi parašyta, jeigu bažnyčia pasakys, kad juoda yra balta, tai vadinasi juoda yra balta. Ir viską jie atsižada, viską daro, kad tik tai tos krikščionybės, aš tai vadinu arabų pasokų ir arabiškosios tėvynės kažkur tai dykumų lopinėliai įtvirtinimu. Tai vat, jie užsiema tų pasokų prižiūrėjimų. Tai jiems nepavyko šitų pasakų įtvirtinti Krokuvos universitete. Ir va dėl tos nesėkmės jie buvo perkelti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, nes Krokuvos profesūra griežtai atsisakė bendradarbiauti su jezuitu, taip jezuitai atsidūrė Vilniuje, o Vilniuje atsidūrė todėl, kadangi Radvilos buvo labai stiprus globėjai reformacijos ir reformacija pasiekė tokį lygį, kad Žemaitijos kunigaikštystėj, iki Panevėžio to meto Žemaitijos kunigaikštystėj, beliko tik tai 2 katalikiškos parapijos. Tai yra visi tapo 99% parapijų reformatoriškoms, nes katalikai skaitė lotyniškai, o reformatai skaitė gimtąją kalbą, todėl mes jiems turim būti dėkingi už tai, kad gimtąją kalbą pasirodė pirmosios kūriniai, skaitant Martyno Mažvydo liuteroniškasis katekizmas, ir reformatai atsakingi už lietuvių kalbos atsiradimą, ko pasekoj katalikai kovodami jau išleido postilę lietuvių kalboje, kaip kovos su kontrreformacija, su reformacija pasiekme. Taigi, Batoras, laikydamasis tų Medičių galbūt linijos, laikydamasis makiaveliškųjų patarimų prince, 1578 metais sukūrė pirmąją rekrutų armiją Europoje, tokiu būdu susilpnindamas profesionaliosios armijos reikšmę. Ir nuo to laiko, nuo Batoro laikų, galim sakyti, menksta samdomųjų karių, kurie buvo tiesiog kaip amatininkų gildija. Iš kartos į kartą perdavo ir jie būdavo nevaldomi. Jeigu tu turi daugiau pinigų, tada galim susitarti ir perimti tos samdomasius karius. Ir iš esmės dažniausiai tapdavo tie karvedžiai įkaitais, jeigu didesnė armijos dalį sudarydavo samdiniai. Įkaitais finansinių derybų dažniausiai. Tai Batoras, laikydamasis makiaveliškosios minties, Europai nutarė, kad reikia imti rekrutus ir nuo tam tikro hektaro kiekio, nuo tam tikro žemio, kaimų kiekio turėjo pristatyti, kas ten 20 kaimas, po vieną rekrutą. Tai va, todėl sėkmingai ir kovojo, kad panaudojo rekrutų armiją. Bet jeigu rekrutus išeidavai, tai ir tarnaudavai, iki dantis iškrisdavo ir pražildavai pilnai ir 40-50 metų, jeigu gyvas išlikdavai, gaudavai sklypą kažkur tai irgi pasienyje su turkais ar su Maskovija. Bent jau tiek duodavo kažką, tai vis tiek. Nu jo, bet tai išeidavai, jeigu išeidavai. Gal padarome, Aivarai, pertraukėlę reklaminę ir muzikinę, netrukus grįžime į Pulso eterį vėl. Pamiršk mane, svajota ir mylėta. Pamiršk mane, kaip sapną pamiršti. Ir slėnį tą, kaip mūsų žingsniai lėta. Ir živoklės upelio pakrašti. Pamiršk mane, svajota ir mylėta. Pamiršk mane, kaip sapną pamiršti. Tik dėl tavęs, visas dienas kalėti. Aš negaliu, bet mylinčia širdį. Pamiršk mane, tą netikrą viltį, kuri ir mus svajones apgaus. Pamiršk mane, prievarta pamilti, aš negaliu, bet
skambės, kaip neskambės, įkluš kiekvienas žodis. Ir prieš tai bus šaltikai stagarai. Ir žingsniai tau, ir žingsniai tau, ir žvilgsnis tau parodys, kaip kažkas tarp mūsų negerai. Pamiršk mane ir tą netikrą viltį, kuri ir mus, ir svajones apgaus. Pamiršk mane, į prievartą pamilti, aš negaliu, net mylinčio žmogaus. Žiauri tikrovė. Grįžtame toliau į Pulso etriją, žiauri tikrovė Pulso etriją ir kaip ir įprasta su nepriklausomu istorijos tyrėjų ekspertu Aivaru Lileika. Tęsime, Aivarai, pokalbį. Jo, tai dabar kalbėjom apie profesionalią armiją, grįžkim prie ideologijos, prie minties, kuri iki pat šiai dienai yra tokia gaji, kad nei vienas neįsivaizduojam savo gyvenimo be tos minties, kurią paleido popiežius Grigalius toksai. Ir tai viskas įvyksta beveik kartu su švento Baltramiejaus diena, rugpjūčio 23, 1572 metais, kuomet katalikai, be abejo, su popiežiaus globa, su Medičių globa, tų pačių Henrichos Valois giminaičių visų dėka, buvo išskersti hugenotai, milžiniškas kiekis, dvi savaitės vyko skerdynės tuo metu, kas buvo visiškai neįsivaizduojama mūsų valstybei, be abejo, tuo metu. Prancūzijai tai buvo normalus skersti oponentus arba kitaminčius. Tai 1572 metais įvyksta vadinamoji laiko klaida, tai yra grigališkojo kalendoriaus patvirtinimas. Atskirai jisai buvo 1582 metais spalio mėnesį patvirtintas, spalio 15, patvirtintas popiežiaus bulė. Kuom tai yra ypatinga? Tai yra mechanistinis laiko gimimas, kuomet darbas pradedamas vertinti ne pagal gamtos energijos, o pagal valandas, kurias tu turi atidirbti bažnyčiai, ponui, prekybiniam centrui. Tai yra įvedamas skaičiavimas gyvenimo valandomis. Iki to laiko nebuvo. Ir jeigu jūs dar prisiminsit savo bobutės, tai bobutė išeina į lauką ir sako, o šiandien pilnatis. Galim sėti tą, arba o šiandien dėl čia, negalim daryti to, arba reikia kirpt plaukus, arba jeigu išeini pasižiūri vėl, pavasaris, laikas sodinti, žiema. Iš tikrųjų ir dabar lygiai tas pats, nes kiek vyresniam žmonės ieško to kalendorius, kad kada... Tai yra, tikrovė buvo matuojama pagal Saulės, Mėnulio ir žvaigždžių kūnų padėtį danguje ir tada matoma, kokioje vietoje kokios energijos, nes žiemą tu neįsivaikščiat apsirengęs vasariniais rūbais. Tai yra, buvo matuojamas gyvenimas su tikrove. Ir ta tikrovė buvo įvardinama pagal tai, kokias energijas darbus daryti valandomis, nieks neskaičiavo gyvenimo tada. Tai vat ką padarė bažnyčia su Grigaliaus asmenyje? Jie gyvenimą pavertė nuolatinę vergovę suskirstydami jį į valandas, įvesdami mechanistinį laiką, kuriame kiekvienas turėjo atidirbti bažnyčiai, ponai, prekybiniam centrai tam tikrą valandų skaičių. Tai va čia yra, turim būti dėkingi Vatikanui iš tai, kad sugriovė santykį su tikrove. Nes tikrovė yra Saulė, Mėnulis, žvaigždės, kurios įtakoja virsmą gamtoje ir pagal tai, kokia energija yra, tu tokį darbą ir darai. Tai mes turime labai ypatingą reiškinį, kuris tęsiasi iki pat šiai dienai, tai yra visiškai jokio santykio su tikrovė, visiška matrica, kurioje žmogus yra
padarytas įkaitas, kur sėdi nuo 8 ryto iki 8 vakaro ir dažniausiai po to tik išvažiuoja kartą per 12 mėnesių pailsi tam, kad nenumirtų darbo vietoje. Tai yra sudėtingesnės sąlygos negu nuo meto baudžiauninkų mes esame šiai dienai atsidūrę. Tai už tą turim būti dėžygingi popiežiai Grigaliai ir visai šventai bažnyčiai. Aiškus, atsiprašau, bet tiesa turi būti žinoma mano supratimu. Tai to pačiu ir Baltramėjaus tos skardinės yra ypatingos tom, kad medalį netgi popiežius įsteigė su angelais, kurie su kardais pjauna kitatikius. Tai yra baisu. To šimtmetis dar yra ypatingas tom, kad buvo tokia Liublino unija pasirašyta 1569 metais, kaip tik Liepos 1 sutampa viskas, galima vien laidą tam skirti, tai yra šlechtos, oligarchijos, oligarchija tai yra keleto valdymas. Tai grįžkim galbūt prie tos demokratijos apibrėžimo, kas yra demokratija, jūs kad nors mąstėt? Kiek mokiausi, kiek visą ką. Tai, bent jau ši politika, kai baigėsi, trupučiau. Tai man įdomu būtų išgirsti klasikinį apibrėžimą. Klasikinis apibrėžimas, tai yra visos tautos valdymas. Taip, taip yra. Oligarchija? Tai jau kaip ir minėjot, kelių žmonių, kurie savo naudos daugiau ieško. Taip, o diktatūra? Tai jau čia autoritarinis visai. Čia yra vienos mens iš esmės valdymas. Tai labai įdomiai, kad jūs įvardinat demokratiją kaip visų valdymas. Kiek Lietuvos gyventojų turi teisę svarstyti įstatymų, priimti ir atmesti? Mes balsuoti galim, ar ne išrinkti? Bet tada, jeigu tai yra išrinktai, vadinasi, mes turim oligarchiją. Mes turim keleto žmonių valdymą. 141. Jo, tai yra keleto žmonių valdymas. Mes turime ne demokratinę sistemą, bet oligarchinę sistemą. Kur yra įdomus dalykas. Tai Liublino unija būtent ir buvo įtvirtinimas teisinis keleto valdymas. Nebe karaliaus ir bažnyčios valdymas, dviejų, sakykime, institucijų valdymas, o keleto, tai yra su sarmatiško, su renesansu gimusios savo šaknų, savo savokos, savo sampratos, savasties, laisvės, gimęs reiškinys, būtent ta Liublino unija iš vienos pusės jinai buvo būtent tai, o iš kitos pusės jinai turėjo ir savį nešę labai tokį užtaisą, nes vis tiek valstybė, kaip labai sunkiai mums įsivaizduoti šios dienos tikrovę be socializmo. Tai, sakykime, švediškas socializmas, ispaniškas socializmas, portugališkas socializmas, vokiškasis socializmas, arba nacionalsocializmas, rusiškas socializmas, arba dar kitaip komunizmas. Mes negalim įsivaizduoti šiai dienai be šitų savokų gyventi. Taip, tai dienai buvo sunku įsivaizduoti gyvenimą be krikščioniškų kažkokių tai konceptų, sampratų. Tai be abejo tai įtakojo labai stipriai. O kaip minėjau, pagrindinis konceptas, kad yra kažkur tai kažkokia tai žemė, kažkokia tai išrinktoji tauta ir visi už arabų pasakas miršta už tėvynę. Tai, žodžiu, tai buvo irgi tam tikrų konceptų įtakoj atmetimas dviejų institucijų, bet tai tik atradus savo šaknis. Ir ta asmeninė sąjunga, unija tarp Lenkijos ir Lietuvos buvo pakeičiama tik pakeitė tą surenkamojų karalium, kuris buvo tik karaliaus iš esmės primatas ir bažnyčios. Taip, Lietuvos teisinė įtakoje bendroji valstybei, kadangi lietuvis buvo karalius Lenkijos iki Liublino unijos, lietuviai valdė Lenkiją 100%. Tik tai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės išrinktas kunigaikštis ir turėjo iš Jogailaičių giminės, tai yra iš lietuvių giminės, galėjo valdyti Lenkiją. Tai Liublino unija, galima sakyti, iš vienos pusės reformacijos įtakoj, atradimo savo šaknų įtakoj sarmatiškų, sustiprino atotrūkį nuo bažnyčios, o iš kitos pusės, esant vis tiek tam krikščioniškam pasaulyje, gavos taip, kad mes pašalinę lietuviškosius karalius, iš esmės pašalinom lietuvišką įtaką šitoj valstybei, politinę lietuvišką įtaką. Nes ideologiškos mes nebegalėjom sukurti, nes katalikiška, taip, o ideologiškai Radvilos buvo būtent tie asmenys, kurie ir atstovavo tą reformatiškąją, todėl jie net nepasirašė Liublino unijas, nes jie vis dar tikėjo, kad yra įmanomas ir kitas kelias. Ir ta Kėdainių unija, sąjunga su švedais parodė, kad taip tai yra įmanoma. Tai Lietuvos teisinė įtaka bendroje valstybėje išnyksta, Radvila Rudasis, Mikalojus Radvila Juodasis, kurie prieš buvo Liublino unijos pasirašymą. Jiems buvo suteikta Romos imperijos kunigaikščių titulas ir netgi Sforca, Žygimantas Augustas tuo metu vedė reformatę, hugenotę Radvilaitę. Ir
nežiūrint, kad Radvila Rudasis atsisakė, Liublino unija pasirašytis buvo įtrauktas į imperijos veiklą, Šventosios Romos imperijos veiklą, valdymą. Netiesiogiai ir tokiu būdu Lietuva kaip valstybė, kuri mano supratimu Vytauto asmenį ir Jogailos asmenį mes apie tai kitą laidą kalbėsim, buvo išduota. Iš esmės Kęstučio, Algirdo, Gedimino, Vytenio ir kitų Lietuvos karalių mintis buvo išduota šitų dviejų asmenų veikloje ir be abejo mes Liublino unijos pasekoje praradom Galiją, Volyniją, Podoliją, Kijevą. Iš esmės atiteko už tą sąjungą, mums kainavo šito žemės ir vėl kai pažiūrėsi, kas ką ten laimėjo. Ir tokiu būdu buvo padėtas būsimas konfliktas, sunaikinęs bendrą respubliką, nes per Liublino uniją mūsų valstybė buvo labai tolerantiška ir buvo ortodoksai, pravoslavai vadinamieji ir tie patys hugenotai, reformatai ir katalikai ir tuo pačiu netgi husitai, Čekijos husitai, pirmieji, sakykime, protestantai Europai, reformatoriai krikščionybės. Irgi buvo pas mus pilnai gyveno taikoj, bet šitą uniją padarė savo ir ta dalis pravoslaviškos, ortodoksiškosios dalies negavo tų privilegijų, kokias gavo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyventojai, tai yra Rutėnijos, Rusijos, su sostinė Kijevo. Ir be abejo, tai dar įjungimas Podolijos, Volynijos, Kijevo į Lenkijos teisinę sistemą iš karto garantavo teisinį konfliktą, nes Lenkijoje iš karto buvo pradėta reikalauti vieno religijos, vieno tikėjimo, iš karto privilegijų sistema buvo suteikta toj būtent LDK lietuviškoje dalyje, kuri jau turėjo lietuvišką tapatumą sukurtą. Taip, būdami ištikimi Lietuvai, Rutėnijos didikai buvo visiškai neištikimi lenkiškai Lenkams didikams, kurie perėmė tą žemių valdymą. Liublino unija įdomi tuo, kad tai galim įvardinti Europos Sąjungos analogų. Tik tai tiek, kad tas analogas yra ideologinių pagrindų sukurtas, o nūdienos yra ekonominių pagrindų sukurtas reiškinys. Tai vat, grinai konfederacijos, bet ideologinių pagrindų. Su ideologiniam privilegijam, o čia pas mus eina ekonominės privilegijas tam tikras. Dar prieš tai, kodėl tai irgi vyko, todėl, kad katalikiškiai kariniai ordinai, apie jos mes kalbėsim, su katalikiškų karinių ordinų silpnėjo popiežiaus įtaka Šventosios Romos imperijoje ir stiprėjo karaliaus įtaka. Tai Livonijos ordinas, kuris buvo tiesiogiai tai už visus Livonijos arba kalavijuočių arba kryžiuočių švenčiausios mergelės Marijos ordino žygius asmeniškai atsakingas yra popiežius. Jie neveikia, tai yra popiežius tiesiogiai vadovauja kaip ir visiems vienuolijams, tik tai popiežius, ne vyskupas, ne dar, o popiežius. Todėl už visas skerdynės iš esmės stovi ne klaida vienuolių, o besąlyginis paklusnumas šitų vienuolių popiežiui. Vat kas yra įdomu. Tai va, 1561-aisiais Ketleris, paskutinis didysis magistras, susitiko Vilniuje su Žygimantu Augustu ir tais metais, 1561 metais, paskelbė, kad jie yra ištikimi Lietuvos Lenkijos karūnai, nes jie atsisakė ideologijos katalikiškos, priėmė liuteroniškai ir vedė ir už sąlygą, kad mes saugosim jų teisės, jie ir paliksim jiems tą žemės, nes Vatikanas norėjo atimti. Tai va čia yra išimtis, ortodoksai neteko didesnė teisė ir būtent teisinė sistema Podolėje, Kijevas įjungtas į Ukrainą, sukūrė konfliktą, o ši čia priešingai gavo irgi Livonijos ordiną, tapęs protestantiškojų ir išėjęs iš Vatikano, apsiženė visi, sukūrė šeimas, kaip sveiki normalų žmonės, o ne kryžininkai, baigėsi. Tai va tas vyko Vilniui 1561 metais. Tais pačiais metais įvyksta ir Anglijos su Elizbietos, Elizabet pirmaisiais, Anglijos atgimimas, galim sakyti, Anglijos renesansas. Ir kai valstybė visiškai beveik bankruotė, irgi visiškai sunaikinta, jinai padarė milžinišką stebuklą, kuris tas stebuklas iki pačiai dienai mes dainuojam angliškas dainas. Bet tai yra pavyzdys, kad galima blogoj būsenai situacijai, kaip anglai, sakykime, kurie buvo apsupti ispanų, švedų ir visų kitų
metu jie gudriai sudarydami sąjungą su Maskovija, pasiekė Kiniją, Indiją, su ortodoksais, ta prasme, jie mąstė labai blaiviai. Tai va čia turim būti dėkingi Elizabet. Ir kitas asmuo, 1549 Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilietis Ivanas Peresvietovas, Ivaną Rūstų, Ivaną IV surašo punktus pagal makiaveliškai princo patarimus, iš esmės, kaip turi būti valdoma valstybė. Ir va ta pričina, ten visi tie reiškiniai prasidėjo nuo Ivano Peresvietovo, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyventojo, vienuolio, ortodokso, kuris 1549 metais išsiuntė patarimus, kaip valdyti Maskoviją kaip valstybę. Ir tuo pačiu, kaip minėjau, 1547 norėdami įtraukti Radvilas, įtakingiausias Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, įvyksta Žygimanto II Augusto ir Radvilaitės vestuvės, ir Radvilaitė ilgai negyveno, spėjama, kad ta pati Augusto mama Žygimanto iš Sforcų giminės nunuodė Boną Sforcą, nunuodė reformatorę, kalvinistę Radvilaitę ir tokiu būdu nepavyksta reformacija Lietuvoje, davinai, sakykime, reformatams įsitvirtinti ir sukurti savarankišką valstybę. Ir Aivarai, kaip būtų gaila, reikėtų irgi apibendrinti truputuką. Tai mes tada 2 laidas turėsim. Tikriausiai reikės daryti, nes liko, grubiai taip 4-5 minutės. Gerai, tai tada pabaigsim. Ivanas IV, Ivanas Rūstusis, buvo jo motina nunuodyta, kai jam buvo 8 metai. Tai yra tas asmo, kuris matydamas motinos mirti, savo artimųjų visų, iš esmės iššūkdė ir savo sūnaus netgi mirti vėliau. Buvo tas asmo, kuris centralizavo visą Maskoviją, kai mūsų decentralizacijos būtų, Europą tuo metu centralizacijos keliu. Ir tai įvyko vėliau, tasai po 100 metų lūžis, kuomet Maskovija, virtusi Rusija, Prūsija, Livonijos ir kryžiuočių ordinas tapęs Prūsija, reformatoriška, protestantiška Prūsija, pasidalino valstybę, kur mes jos naikinome. Tai va čia yra tie taškai, tos akimirkos, kurios vėliau užtikrino valstybės mūsų sunaikinimą ir pražiūrėtas spragas, taip sakykime. Aš noriu priminti dar vieną dalyką, pertrauksiu, atsiprašau, bet Pulsas eta Pulsas LT galite dalyvauti tikrai ir laidos kūrime ir netgi galbūt... Jo, mes laukiam klausimų ir matyt, pagal tai, kaip laida vyksta, tai aš tik tai pusę 1500 metų papasakojau, pusę tik tai, kiek buvo paruošta, tai teks toliau pasakot nuo Tridento susirinkimo, nuo kurio prasidėjo kontrreformacija. Taip, kad nebus Aivarai atostogų. Visko gali būti. Kągi, dėkui už šiandieną, iš tikrųjų susigirdėsime kitą penktadienį. Aš dar noriu priminti klausytojams, kad laidą galite parsisiųsti iš pulsas.lt, įrašai yra skiltelė, bei sekmadieniais nuo 12 valandos laidos kartojimas. Taip pat Aivaras Lileika visada randamas Facebook'e. Šiandien tiek, iki susigirdėjimo kitą kartą. Viso. Pražysausia šaka, kai manyje ištirps pasąmonės ledai, slogių prisiminimų ugnys užges. Jei nematoma ranka, liūdnas mintis ištrins, išauks nauji sparnai, į meilės balsą gilų Dievas išgirs. Tau esu, ne iliuzijų sala, bet mes jaučiame abu šviesą tunelio gale. Mano Dievas tik žmogus, melancholiškom akim, aš norėčiau jo vardu tavo meilėje ištirti.
Mes liekame vieni įkaitusiam ore. Aš pametu mintis, keli bereikšmiai žodžiai išduoda jausmus. Tau sakau visai ne tai, ką vidumi jaučiu, meluodamas raustu, o ko bijau netekti, pats prarandu. Gal ne lobis tau esu, ne iliuzijų sala, bet mes jaučiame abu šviesą tunelio gale. Mano Dievas tik žmogus, melancholiškam akim. Aš norėčiau jo vardu tavo meilėje Pulsas FM.